Filmas The Quiet Ones. Tikiu, ne aš vienas esu didelis skandinaviško kino gerbėjas, bet tuo pačiu aš nesu lėto kino gerbėjas. Tai šitas filmas buvo man tikra dovana. Tikrais įvykiais paremta istorija, kuomet 2008 metais pasaulinės finansinės krizės akivaizdoje Danijoje buvo įvykdytas didžiausias visų laikų apiplėšimas. Filmas Kneecap. Vienas iš tų autentiškų filmų, kuris leidžia pažinti Šiaurės Airiją per beveik tikrą vienos muzikos grupės istoriją. Tai yra filmas iš privaloma pamatyti kategorijos ir net nebejoju, kad po tam tikro laiko atguls į tą legendinę lentyną šalia tokių filmų kaip Trainspotting arba Guy Ritchio filmų. Tai yra absoliučiai tobulas filmas penktadienio vakarui. Filmas New Kind of Wilderness. Manau, šis filmas taps šių metų bestselleriu. Tikiu, kad daugelis kino pavasario žiūrovų yra labai sąmoningi, domisi mindfulness įvairiomis praktikomis, ieško artimesnio ryšio su gamta, kaip ir filmo herojai. Norvegų šeima, kurie priėmė sprendimą gyventi laisvai ir nepriklausomai, atsiriboti nuo sociumo ir socialinių normų primestų kažkokių taisyklių. Jie gyvena sodyboje, augina savo maistą, augina vaikus ir moko vaikus namuose. Daugeliui turbūt tai skambėtų lyg svajonė, bet atsiranda labai daug klausimų, ar apskritai tai yra įmanoma gyventi atsiribojus nuo viso socialinio pasaulio. Tikiu, kad bus labai įdomios diskusijos ir kviečiu būti tų diskusijų dalyviais.